Mažų ir didelių stebuklų laukimo istorija prasideda čia. Taip norisi pradėti šį vaizdo pasakojimą. Jų gražiausios žiemos šventės neatsiejamos nuo stebuklo laukimo. Tad šiandien, belaukiant vieno iš jų, balto snieguoto kalėdų ryto, norisi pasidžiaugti žmogaus kuriamais stebuklais ir kartu su jumis apsilankyti teatro aikštėje. Šiuo metų laiku teatro aikštė tampa viena lankomiausių uostamiesčio vietų, nes kiekvienas jos kampelis alsuoja kalėdų dvasia. Čia akį traukia didžiulė, ant besisukančio pjedestalo, spindinti kalėdų eglė, papuošta tūkstančiais žėrinčių lempučių. Lankytojai kviečiami išbandyti atsinaujinusią šventinę ledo čiuožyklą, pasimėgauti smagiu laisvalaikiu ant ledo, o šventinės mugės kioskeliuose sušilti karštų gėrimų ir įsigyti vietinių meistrų dirbinių bei originalių dovanėlių. Savaitgaliais aikštėje skamba gyva muzika. Vyksta koncertai ir pasirodymai, kuriantis ypatingą šventinę nuotaiką visai šeimai. O mažuosius čia džiugina susitikimai su kalėdų seneliu, nuotraukų kampeliai ir įvairūs žaidimai. Tai vieta, kur susitinka tradicijos ir šiuolaikinės švenčių idėjos. Erdvė, kurioje kiekvienas gali atrasti savo kažką ypatingo. Tad šiandienos mūsų mėgėjiško reportažo tikslas – perteikti šią spalvingą, viltį suteikiančią atmosferą. O tikėjimo ir laukimo stebuklą tegu kiekvienas susikuria pats. Jei patiko, nepamirškite palaikyti šio kanalo savo patiktuku. Tai įkvepia kurti naujus vaizdo pasakojimus.